Treneri, tai pagaliau ta ilgai laukta pergalė. Pavyko nutraukti nesėkmės šiandien. Nu jo, po 4 praloštų varžybų šiandien ganėtinai sunkiai, bet laimėjom, aišku. Gal antros dalies dėka galiu pasakyti, ypač trečią kėlinį. Treneri, turbūt lūžis įvyko tada, kai diskvalifikacinė pražanga buvo nubaustas jų lyderis Andriukaitis. Na bent jau lyderis šiose rungtynėse. Nemanau. Kodėl? Yra kitų žaidėjų, ką Andriukaitis ne vieną žaidžia, 5 prieš 5 žaidžia. Be abejo, jiems buvo nuostolis, bet aš nemanau, kad tai buvo didžiausias lūžis. Manau, kad trečios dalies pradžia buvo. Tie aikštelė, kurie buvo žmonės, tikrai susigynė. Šiandien buvo galima pasivėti vieną dalyką, Juventus žaidime pagaliau atsirado šiek tiek tokia emocija. Taip, mums iš tikrųjų trūko tų emocijų, trūko tokių, to prasme, išgyvenę tas duobės, kurios buvo per tas 4 varžybas, kur praktiškai per vieną atkarpą pralošdavom varžybas. Tai aš manau, šiandien tokios didelės duobės nebuvo. Neskaitant turbūt paskutinių 3 minučių, kai buvo išbarstę beveik visą persvarą ir šiek tiek privertė pasinerinti žiūrovus. Nu, aišku, aš manau, gal vyrai per anksti patikėjo, kad viskas yra padaryta. Treneri, Gintautą Matulį šiandien labai ilgai laikėte aikštelę visą trečią kėlinį. Turbūt gynybinės užduotis jam buvo atskirę šiandien. Jo, Gintas yra tvirtas žaidėjas, tvirtas gynyboje ir su užduotim susitvarkė puikiai. Treneri, vėlgi nepilna para iki kitų rungtynių su Ventspilio komanda, gal keletą žodžių apie būsimus varžovus. Ką kalbėti, yra stipri komanda, praktiškai kovojanti dėl čempionų. Bandysim kautis rytoj su jais.